Ūkininkai Gintas ir Rūta Cimakauskai garsėja savo paukštynų. Jie vieni iš pirmųjų Lietuvoje įsteigė kalakutų fermą ir dabar paukštieną parduoda lenkams, prekiauja ūkininkų turgeliuose. Paukštynas plečiasi, todėl ūkininkas įgyvendino projektą ir pirko technikos, kitų reikalingų ūkiui medžiagų. Buvo daugiau technikos pirkimo, bet ne tik pirkimas technikos, dar buvo ir fermų modernizavimas, įrangos pirkimas, katilinės statymas, medžio apšiltimą, medžio atliekų. O šitą krautuvą, tai aš taip jau nesitikėjau tokio įsigyti, bet kadangi jį mum parodė, pademonstravo, mums patiko ir nutarėm, kad jis tikrai pravers ir tikrai padės. Žinau, kad žvalgėtės tikrai ilgai ir įdėmiai ir apvažiavot net ir keletą gamintojų, ar ne? Taip. Tai ką pamatėt, ką patyrėt? Visi krautuvai, jie yra tikrai modernus, tikrai šiuolaikiški ir tikrai geri, bet man, kadangi tik vienintelis šitas krautuvas Merlo turėjo tą užpakalį darbinį principą, kad būtų galima ir daugiau funkcijų už ją išgauti. Tai jis aišku brangesnis per tą savo principą, bet aš manau, kad vis tiek Europą remia, dar biškį patys dasėdam. Tau geriau turėti gerą ir galingą daiktą, negu kad po to galvot, galėjau, bet nepadariau tai. Matyti krautuvą dirbantį žemę nedažnam tenka. Mes pamatėme. Ir iš pradžių keistokai atrodęs vaizdas, vėliau nuteikė smagiai. Ir krautuvas, ir padargai puikiai atliko jiems skirtą funkciją. Pabandėme šiandien tą sklypelį išdirbti, o jau kažką rimčiau esate daręs, dirbęs? Taip, mes jau po sėjos suskust laukus pasėt nukultus. Tai dar biškį įsėjom garstyčias, įbarstėm ir su šitom lėkštėm būtent mes ir dirbame. 20 hektarų jis aplėkščiavo, turėdamas tokią techniką, kaip sakyti, atrodo gaila jam tokį sunkus darbą duot, bet kad jis puikiai susitvarko su tuo. Turiu daugia funkcinį reikalą, kuris man tikrai ne tik padės, nes dabar šiuo atveju labai patogu, jis važiuoja lėkščiuoja, tu suradai akmenį, jau kitą kartą važiuoti nereikės, jis pats paims, tą akmenį išsikels, išsiveš, gali laukiai padės ir jau tau laukas atlaisvintas, jis paruoštas tolimesniam darbui. Šitą mašiną gali net ir žymiai daugiau padaryti. Teleskopinis krautuvas aprūpinta 156 arklio galių varikliu, turi galingą galinę pakabą, kuri gali pakelti iki 7 tonų. Tai šičia, ką matėm, tai yra tik tais, kaip sakyti, pradžia ir pirmieji darbai, kol pats ir operatoriai pripras. Tai yra vienintelis krautuvas rinkoje, kuris gali ne tik, kaip sakyti, dirbti tik tais kelimo darbus, bet jis gali pilnai dirbti ir žemės ūkio darbus, kadangi jis turi ir galinę 3 taškų pakabą, kaip minėjau, galinį darbinį veleną 2 greičių valdoma iš kabinos, galinė pakaba valdoma grinai kaip traktoriuje, pasirenkams aukščio lygis, viskas. O minėtas pokrypis tai yra gal daugiau naudojamas būtų darbui su pačiu krautuvu, kai reikia tikslaus krovimo ir jeigu reikia pakelti kažkokias paletes ar kažkokius krovinius į tam tikrą aukštį ir pakėlus yra sunku padėti, jis gali pasikreipti, ar yra nelygus pagrindas ir tada gali tinkamai ir stabiliai padėti krovinį. Ši krautuvo savybė palengvina darbą šlaite nuokalnėje. Jis gali važiuoti iki 40 km/h greičiu. Čia yra irgi pirmoji tokia transmisija padaryta. Jis yra bepakopė transmisija, plus turi vieną mechaninį perjungimą, kuris tas mechaninis perjungimas yra daromas automatiškai. Tai yra trimašinė, buvo toks pavadinimas, jeigu čia užsienio kalba, tai kad jis gali nuo 0 iki 40 greitėti ir pats automatiškai daryti perjungimą. Beveik 4 tonų krovinį šiuo krautuvu galima iškelti į 9 metrų aukštį, o 40 km/h greičiu patempti 20 tonų. Priklausomai nuo krovinio svorio ir kėlimo aukščio, pagal vairalazdės padėtį variklio sūkiai automatiškai didėja arba mažėja. Visos sistemos veikia savarankiškai įjungus automatinį režimą, o norint galima pasirinkti mechaninį valdymą. Čia matome irgi unikalus dalykas yra teleskopiniam krautuvų rinkoje, tai galinė 3 taškų pakaba, ant kurios galime pakabinti pilnai visus žemės ūkio pakabinamus padargus. Taip pat yra 2 greičių darbinis velenas, 540 tūkstančių apsisukimų per minutę. Pilnai hidraulinės išvadų poros, oro stabdžių sistemos, viskas, ko reikia šiuolaikiniam traktoriui. Nedideliai, bet galingai ir našiai technikai Ginto Cimakausko ūkyje darbo daug. Čia keliose fermose auginami mėsiniai kalakutai, reikia tvartus prižiūrėti, išvežti mėšlą į mėšlides, vėliau iš jų į laukus, daug krovos darbų. Po javapjūtės surenkami šiaudų ritiniai ir pervežami į ūkį, jie naudojami kraikui, o vėliau su mėšlu grįžta atgal į dirvą. Ūkyje dirbama 100 hektarų žemės, per metus užauginama daugiau kaip 70 tūkstančių kalakutų, keli šimtai patarškų ir ančių.
Tokiam kiekiui grūdų reikia daug, todėl savų neužtenka. Didžiausias gautas derliaus vidurkis ūkyje buvo 3,8 tonos iš hektaro. Pernai byrėjo 3,5 tonos, o šiemet numatomas dar mažesnis ir prastesnės kokybės grūdų derlius. Šiemet toks lietingas oras, kad mes gaudom tiesiog tą sausą šiaudą ir grūdą. Tai vakar visą techniką jau turim savo ūkyje patys, kad galėjom vienu metu kult, grūdus vežt, presuot kitkas, tas vadinamas tus ryšulius mažiukus, rulonuot kitas traktorius galėjo ir dar vienu metu ir vežt. Ir tuos spudulius mažus ir tas rulonus dar ir vežėm. Tai visi aštuoni darbai vyko vienu metu, tai aš manau, kad jau neskaitant apie valymą, grūdų suvežimą ir tai taip, kad jau galim šiandien dienai, kad ir blogo oro pataikydami, išgaudydami tą geresnį orą, galim vienu metu pasidaryti, kiek pajėgiam daugiau darbo. Protingai dirbant, net ir nepalankus metai nelabai gąsdina. Žinoma, norėtųsi, kad gamta būtų palankesnė mūsų ūkininkams ir jų darbas šiek tiek palengvėtų.